Žodį. Sveiki visi ir noriu pasinaudoti šią galimybę ir dar kartą jūs pasveikinti atvykusius į Kauną. Ir noriu padėkoti Kaunui už svetingumą. Tikiuosi, kad visi laimingi, kad tikrai džiaugiasi skaniais pietumis, o dabar mes pasirengę išklausyti labai įdomias pasisakymus ir po kiekvieno pasisakymo bus suteikta galimybė pateikti klausimus. Tai nesivaržydami, kelkite ranką ir pateikite klausimą. Kaip jau Helen ir Gilė minėjo, klausysimės kelių pranešimų iš 4 šalių. 4 gražių šalių ir iš tokių šalių, iš kurių Lietuva tikrai galėjo daug ko pasimokyti, nes mes klausysimės apie tai, ką jau perėmė kai ką iš Islandijos, iš Norvegijos, apie tiesiog nepilnamečių justiciją ir aš manau, kad šiandien dar daugiau įžvalgų išgirsime ir kad mus įkvėps tos įžvalgos mūsų kasdienėme darbe. Taip pat noriu padėkoti visiems ekspertams, kad jūs čia esate, nes aš žinau, kad kasdien jūs susidurite su tokiamis problemomis. Tai labai džiaugiuosi matydama tiek daug jūsų iš Lietuvos, iš savivaldybių, iš regioninių institucijų. Labai daug pažįstamų veidų ir labai džiaugiuosi jūs matydama. Taigi pereikime jums leidus prie pranešimų ir noriu suteikti žodį mūsų ekspertams, svečiams, pakviesiu juos į sceną. 3 ekspertai kartu su mumis, o vienas ekspertas nuotoliniu būdu prie mūsų prisijungs. Taigi visų pirma kviečiu Tov Mitsun Norbe, nežinau ar gerai ištariau. Jis yra Norvegijos vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos vyriausias patarėjas. Po to kviečiu kolegę iš šalies, iš kurios ką tik grįžau praeitą savaitę ir aš dabar negaliu užmiršti, nes tiek daug išgirdau, tai visi kolegos ten buvo nuostabus, pati šalis nuostabi. Taigi ką aš kviečiu? Eglo Hardetotter iš Islandijos, nuostabiosios, gražiosios Islandijos, ir Eglo yra Islandijos policijos komisarė, nusikaltamumo prevencijos grupės vadovė ir taip pat kolegė, su kuria aš jau pažįstu, kurią jau asmeniškai, jinai man turbūt ir galiu pavadinti ją drauge. Tai Natalija Lavinets Staupanė, Latvijos teisingumo ministerijos vyresnioji teisininkė. Ir taipogi kolegė iš Suomijos, Elina Pekkarinen, kuri nuotoliniu būdu prisijungs, Suomijos vaiko teisių apsaugos kontrolierė. Štai, dėkoju tiems, kurie čia prisijungia ir taip pat prisijungia nuotoliniu būdu. Ir prieš suteikdama žodį mūsų ekspertams noriu porą pastabų pateikti, įvadinių pastabų, nes manau, kad tema nepaprastai, kurią nagrinėsime, labai svarbi, aktuali Lietuvai, nes daug Europos šalių, kaip matome, susidarė, kaip ir Lietuva, su panašiomis problemomis. Didėja būtent skaičius vaikų ir jaunuolių, kurie demonstruoja probleminį, nusikalstamą elgesį. Ir matome, kad jų amžius vis jaunėja. Taigi, man atrodo, kad Lietuvos atsakas į nepilnamečių nusikalstamumą patiria tikrai reikšmingų pokyčių, bet mes susidurime ir su nuolatiniais iššūkiais. Kaip ir daugelis kitų Europos šalių, Lietuva taip pat stengiasi keisti atsaką į probleminių vaikų ir jaunuolių elgesį, ne griežtų bausmių, o paramos, specializuotų paslaugų ir kitos pagalbos linkme. Ir toks poslinkis atspindi platesnį supratimą, kad vaikai, paaugliai, jaunuoliai yra atsidūrę kritinėme raidos etape,
kai intervencijos gali turėti esminės įtakos jų elgesio ateityje ir integracijai į visuomenę. Pastangos teikti konsultavimo, švietimo, kitas paramos paslaugos yra labai svarbios, skatinant teigiamus rezultatus, mažinant delinkventinį elgesį ir jo peraugimą, perėjimą į sunkesnius nusikaltimus. Noriu priminti, kad Lietuvoje baudžiamosios atsakomybės amžius yra 16 metų. Tačiau yra tam tikrų išimčių už sunkius nusikaltimus, leidžiančius patrauti baudžiamojon atsakomybę nuo 14 metų. Tokia sistema nepilnamečių teisingumo atitinka Europos normas, tačiau ji taip pat kelia klausimų, kaip elgiamasi su jaunesniais nusikaltėliais, kokios priemonės taikomos siekiant užkirsti kelią jų gilesniam įsitraukimui į nusikalstamą veiką. Šiuo atveju labai svarbus aspektas yra pusiausvyra tarp visokimės jaunimo raidos etapų pripažinama. Ir aišku, mes vadovaujamės labai svarbių dokumentų, tai yra Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Tai mūsų pastangos šios ir grindžiamos būtent vidaus įstatymai ir šią konvenciją. Šioje sistemoje pabrėžiama nepilnamečių teisių apsauga ir teikiama pirmenybė jų interesams, skatinant sistemas, kurios remia, o nekenkia jauniems nusikaltėliams. Taigi, Lietuva nukreipia savo paramą probleminio elgesio vaikams ir jaunuoliams. Verta paminėti, kad tikrai stengiamasi vis daugiau dėmesio skirti prevencijai, ankstyvai prevencijai ir svarbu šalinti pagrindinės nusikalstamumo priežastis. Taigi vykdomos įvairios programos, įtraukiant šeimą, bendruomenę. Aš galiu paminėti keletą pavyzdžių. Man atrodo, jūs esate girdėję, dauguma jūsų, ypač tie, kas su manim esate susidūrę, nes aš visada kalbu apie tai. 2020 metais Lietuvoje pradėta įgyventi įrodymais pradėsta programa, tai yra daugiadimensinė šeimos terapijos programa, MDFT, ir labai noriu padėkoti Estijai, nes jų dėka mes perėmėme šią jų patirtį ir tikrai tai ši programa yra vienas sėkmingiausių darbo su probleminio elgesio jaunuoliais ir šeimomis pavyzdžių, padedanti keisti sunkų, pavojingą, rizikingą elgesį, traukiant į darbą su jaunuoliu visą jo aplinką. Taip pat mes naujas prevencinės paslaugas diegiame ir suteikiame daugiau laisvės vietiniams savivaldybėms, kad jos galėtų kūrybingai investuoti į naujas paslaugas. Tai yra, aš kalbu ir apie intervencijas, ir prevenciją įvairių problemų, tarp jų ir nepilnamečių nusikalstamumą. Taip pat, kaip jūs jau žinote, visose Lietuvos savivaldybėse, pasinaudojant Europos finansavimu, mes finansuojame kompleksinės paslaugas šeimoms. Ir ši paslauga, šis finansavimas prieinamas visoms šeimoms. Tai aš čia kalbu ir apie prevencinės paslaugas. Dar viena įrodymais pagrįsta paslauga yra šeimos konferencija ir mes skatiname visas savivaldybės daugiau pasinaudoti šią priemonę, nes, kaip jau sakiau, visos savivaldybės gali pasinaudoti šią paslaugą. Tai ji gali būti naudojama kaip priemonė, padedanti spręsti vaikams, jaunuoliams, jų šeimoms kylančius iššūkius, įskaičiant iššūkius susijusius jaunimo elgesiu. Taip pat švietimas negali būti paliktas nuošaly, nes švietimas yra laikomas svarbia dalimi. Kodėl? Juk švietimas atlieka esminį vaidmenį formuojant elgesį. Lietuvos mokyklose įdiegtos programos skatinančios pozityvų elgesį, socialinius įgūdžius, konfliktų sprendimą. Tai šiomis programomis siekiama ugdyti atsakomybės jausmą ir siekiama ugdyti jaunų žmonių atsakomybės, bendruomeniškumo jausmą, mažinant nusikalstamų veikų tikimybę. Nesenai buvo pristatyta viena naujausių programų, tai yra gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.
Ir šiuo metu yra 22 netgi švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomenduojamos prevencinės priemonės. Tai reiškia, mokyklos gali pasirinkti, kokias programas jos norėtų gyvendinti. Kartu su švietimo mokslo ir sporto ministerija ir kitomis ministerijose mes taip pat diskutuojame, kaip pagerinti socializacijos centrų paslaugas, nes socialinės centrai turėtų padėti vaikams keisti savo elgesį, bet tačiau dabartinė parama, ką gauna vaikai tuose centruose atsidūrę, turėtų keistis. Tai yra uždaro tipo įstaigos skirtos vaikams nuo 14 metų pasižymintiems nedelinkventinių elgesių. Galiu kalbėti ir kalbėti ištisas valandas būtent apie tai, bet aš nenoriu užimti per daug laiko, atimdama tą laiką brangų iš savo kolegų. Tai manau, kad galėtume pereiti prie pranešėjų ir taigi pirmasis ar pirmoji kalbėtoja pranešėja bus Suomijos atstovė, tai yra Elina Pekarinen, Suomijos vaiko teisių apsaugos kontrolierė. Elina skaitys pranešimą, kurio tema yra jaunimo nusikalstamumo Suomijoje sprendimo būdai pirmąsyk ir pakartotinai nusikaltusiems jauniems žmonėms. Ir dar porą žodžių apie Eliną noriu tarti. Elina yra jinai socialinio darbo ekspertė, taip pat tyrėja, jinai jaunimo nusikalstamumu daug dirbusi ir taip pat ir vaiko gerovės srityje dirbusis ir taip pat administracinėme Helsinkio teisme dirbusi. Ir jinai priklauso ir taip pat Europos ombudsmenų tinklai ir Elina suteikiu Jums žodį. Dėkui, Kristina. Ir taip malonu prabilti į Jūs. Gaila, kad negaliu fiziškai dalyvauti kartu su Jumis, tačiau emociškai patikėkite aš su Jumis. Ir aš netgi jaučiu tą labai gerą dvasią tvyrančią tarp Jūsų ir noriu pasveikinti Jūs visus. Kaip Kristina Jūs jau pasakė, tikrai labai aktualią temą mes nagrinėjame, bent jau Suomijoje. Mes labai daug dedam pastangų, galvodama, kaip geriau atsakyti į vaikų ir jaunimo nusikalstamą elgesį, kokių priemonių imtis. Ir noriu pateikti įžvalgas apie mūsų patirtį Suomijoje, kaip mes reagavome būtent į vaikų ir jaunimo nusikalstamą elgesį. Bet iš pradžių noriu štai ką pasakyti apie nusikalstamą elgesį demonstruojančius vaikus. Kristina, jūs sakėt, kad Lietuvoje baudžiamoji atsakomybė amžius, kada nustatoma 16 metų. Suomijoje vaikai iki 15 metų laikomi nepajėgiais nusikalsti. Tai šiek tiek žemesnis tas lenktis amžiaus riba. Tai 15 metų, netgi kai kalbam apie sunkius nusikaltimus. Tai reiškia, kad aš suprantu, kad šiek tiek skiriasi ta situacija Lietuvoje, kaip matote, ir kitos Europos šalyse. Vis dėlto už veiksmus padarytus vaikų iki 15 metų pranešama savivaldybės vaiko gerovės tiesiog pareigūnams. Tai čia tokia sistema taiko ir taigi vaiko gerovės, įvairios tarnybos, jos reaguos. Vaikai nuo 15 iki 17 metų amžiaus, jiems taikomas jaunųjų nusikaltėlių įstatymas. Tai reiškia, kad sankcijos bus ne tokios skausmingos griežtos kaip suaugusiems, bet tai reiškia, kad nepilnamečiams pritaikytos sankcijos. Darbo pasidalimas, neatsižvelgiant į vaiko gerovę, darbo pasidalimas tarp vaiko gerovės ir baudžiamųjų sankcijų sistemos
bandoma tiesiog pasidalinti to darbo ir bendradarbiauti, nes baudžiamosios sankcijos ir, kaip sakau, vaiko gerovė, kartu, jos nepakankamai dar bendradarbiauja, kaip to norėtųsi. Ir socialiniai darbuotojai svarsto tolesnes procedūras aprašytas vaiko gerovės įstatyme. Ir kokios ir tos, kartais yra vaikas paima šeimos ir jam yra paskiriama globa ar priežiūra sudėtingais atvejais. Ir taip, mes matome, kad iš tikrųjų nepilnamečių būtent ta justicija ir jų nusikalstamumas, matome, kad nemažėja ta tendencija. Tačiau pasižiūrėkime, kai kur yra tiesiog kai kuriuose lygiuose arba kalbant apie įvairių, sakysim, vagystės, turto vagystės, smurtiniai tokie nusikaltimai, marihuanos vartojimas. Tai šioje srityse sumažėjo šiek tiek 20 metais, tačiau po to, tokia tendencija, bet po to mes matome, kad iš tikrųjų smurtinių nusikaltimų tendencija išaugo. Ir tai akivaizdu pasižiūrėjus į policijos registrą. Galima visą tai paaiškinti turbūt keletų būdų. Bet visų pirma, todėl, kad mūsų įstatymai pasikeitė 2015 metais ir dabar visi atsakingi už tai, kad būtų pranešta policijai, jeigu kyla įtarimas, kad vaikas įvykdė kažkokią tai nusikalstamą veiką. Bet nepriklausomai nuo to sudėtingumo, netgi maži vaikai, pavyzdžiui, nuo 9 iki 12 metų, jie irgi dažnai traukiami nusikalstamą veiką, netgi smurtinius nusikaltimus. Tai ko reikia imtis, kokių priemonių, kaip mes elgiamės, kaip tvarkomės su būtent tokiais jaunais nusikaltėliais. Vaiko gerovė veikia nepriklausomai nuo baudžiamųjų sankcijų sistemos ir atvirkščiai. Mes nuo 18 amžiaus mes turime jau tokius teisės aktus. Aš dalyvavau tokiame tyrime, kuriame mes apžvelgėme visus tokias bylas, visus atvejus Helsinki, kai vaikui dar nebuvo 15 metų ir mes norėjome tiesiog išsiaiškinti, kaip sistema reagavo tokią nusikalstamą veiką. Ir, tai yra šiek tiek jau seniau atlikta ta studija, bet 40% pirmą kartą nusikaltusių su jais buvo susisiekiama vaiko gerovės pareigūnų. O tie, kurie ne pirmą kartą jau 4 kartus, pavyzdžiui, nusikalto, tai jiems buvo taikomas griežtesnės sankcijas. Bet kontaktai, taigi buvo siekta 40% pirmą kartą patyrusių asmenų, 90% vaikų pabūtų daugiau nei 4 kartus. Jiems buvo taikomas intensyvesnis vaiko gerovės priemonės. Kontaktų skaičius išaugo dėl nusikalstamo, tiesiog elgesio, pakartotino. Ir kai priežiūra taikoma ne namuose, kai vaikas paimtas iš namų, tai tada ta priežiūros tikimybė didėja nusikaltimų skaičiui. Laisvės atėmimo įstaigos yra mažiau nei 10 vaikų nuo 15-17 metų amžiaus. Ir institucinė priežiūra paaugliams, kurie nusikalsta. Ir tuo pačiu matome, kad jie tikrai turi problemų savo namuose, mokyklose, bendramžių grupėje. Tai yra, mums reikia į viską atsižvelgti. Žinau, kad Lietuvoje panaši yra situacija, bet dar norėčiau detaliau pakalbėti apie tai, kaip Suomijos policija dirba su pirmą kartą nusikaltusiais nepilnamečiais. Ir tai taip dirba nuo 2014 metų. Mes tą vadiname kaip ir INCAR komanda, tai yra koordinacinė komanda. Ir
koks yra tikslas būtent tokio darbo? Užkirsti kelią visų pirma jaunimo nusikalstamumui ir taip pat kovoti su socialinė atskirtimi vaikų, pažeidžiamų vaikų, su ekstremizmu. Taip pat pateikti arba sudaryti tokią galimybę, kad vaikui būtų teikiama kelių profesionalų parama. Kaip sakiau, komanda sudaroma koordinacinė ir darbas su rizikos grupės jaunimu. Tai kokiu metodu vadovaujamasi dirbant tose paramos teikimo arba koordinacinėje komandoje? Tai labai individualizuota yra tokia parama, įsitraukimas, taip pat ankstyvosios intervencijos strategijos įgyvendinamos, bendradarbiavimas su įvairiomis suinteresuotomis šalimis ir žemos slenksčio suteikiamas paslaugos, kai to reikia. Pagrindiniai komponentai šioje įgyvendinant šį metodą yra tokie kaip toks asmenį pritaikytas informavimas, mentorystė, taip pat nustatymas, tiesiog situacijos išsiaiškinimas, poreikių nustatymas ir taip pat išsiaiškinimas, kas skatina vaikus nusikalsti. Taip pat koordinacija su sveikatos socialinių paslaugų specialistai, jaunimas, darbas su jaunimu ir su visa bendruomenė organizacijose. Taigi, o finansavimas yra valstybės skiriamas. Štai parodytas modelis, būtent to inkro, kaip mūsųse vadinamas, toksai darbas policijos. Visų pirma, mes nusitaikome į tą jaunuolį, kuris įvykdo nusikalstamą veiką. Taip pat prasideda intervencijos. Intervencijos, už kurį atsakinga ta koordinacinė tarnyba. Tai vienas žmogus yra susisiekęs su vaiku, taip pat yra komanda sukuriama ir tai susitikimai, pavyzdžiui, vieną iki 5 kartų su jaunuoliu ar jaunuolio ir tėvais. Taip pat, ekspertai tą komandą eina iš policijos, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ir po to jau nukreipamas vėliau tas jaunuolis, jeigu reikia tolesnė paramai. Šio modelio privalumai ir trūkumai kokie? Mūsų gilių įsitikinimų didžiausias privalumas yra tokia tinklaveika, tinklo galimybė nuo pat pradžių įtraukti visas atitinkamas ar svarbias institucijas, sukurti vieno langelio principą sunkumus patiriantiems paaugliams ir šeimoms. Didžiausia rizika ar trūkumas - netinkamas kartais išteklių panaudojimas. Ar tikrai, ar būtina tą modelį taikyti visiems, ar kaip, gal kitiems to nereikia, o kaip išsiaiškinti, gal vieno iki 5 susitikimų nepakanka tam tikrų atvejų. Tai tas kontaktas labai svarbus ir kaip mes galime efektyviau nustatyti tikslinės grupės. Bet vis dėlto matome, kad kai kurie jaunuoliai ir toliau vykdo nusikalstamą veiką. Ir matome, kad jie tikrai įninka į tą nusikalstamą veikos ciklą. Ir nepakanka būtent tokio modelio pritaikymo. Ir būtent todėl mūsų Teisingumo ministerija, aš kaip tik dalyvavau taipogi tame tyrime ir gairių parengime. Ir čia mes kalbame apie tokį veiklos modelį jauniems žmonėms patekusiems į rimtą nusikalstamumo elgesio ratą. Tai reiškia, kad jiems jau taikoma baudžiamųjų sankcijų sistema. Jeigu jiems nėra dar 15 metų, tai jie tampa nuo vaiko gerovės klientai, jiems teikiama globa, o jeigu jiems 18-19, tai atitinkamai kitos sankcijos taikomos. Svarbu, kad visos paslaugos būtų teikiamos kažkokiam tai padaliniai. Tai yra atsakomybė už vaiką yra pateikiama vienam darbuotojui, kuris specializuojasi, kuris dirba su tuo vaiku ir jis suformuoja pasitikėjimą
pasitikėjimu grįstą santykį su šiuo asmeniu. O kiti darbuotojai, kitos tarnybos, taipogi per tą darbuotoją tiesiogiai palaikantį ryšį irgi teikia atitinkamas paslaugas. Tai žodžiu, dar kartuoju, kad visos paslaugos yra surinkamas vieną vietos ar regioninį padalį. Ir tas veiklos modelis orientuotas į jauno žmogaus poreikių ir situacijos vertinimą. Taip pat dabar yra suburta darbo grupė, kuri siūlo parengti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos daugia profesinio, tarp sektorinio valdžios modelio kompetencijos, bendradarbiavimo ir atsakomybės nuostatos. Ir šis modelis dabar jis diegiamas, tai yra toks eksperimentinis, sakyčiau, etapas 4 miestuose ir finansuojamas Teisingumo ministerijos. Štai šis veiklos modelis nori parodyti pagrindinę mintį. Tai yra asmuo, kuris lyg ir eina šalia to jauno žmogaus. Ir nebūtinai tam vienam reikia, kaip jau sakiau, kad visos kitos tarnybos pasiruošusios suteikti paramą, kai to reikia. Kai mes kalbame apie tą veiklos modelį, kuris parengiamas jaunimui, kokie yra privalumai ir trūkumai. Didžiausias privalumas, kad yra vienas tas žmogus, užmezgęs pasitikėjimų grįstą santykį su jaunuoliu. Ir, tiesiog jam padeda labai sudėtinga įvairių paslaugų sistemoje. Taip pat tas rizika, kokia didžiausia, kad tokia sistema reikalauja labai didelių laiko sąnaudų, laiko įsipareigojimo. Tai yra tas darbuotojas, kuris, kaip ir eina šalia to jaunuolio. Ir čia aš sakyčiau, kad turbūt didžiausia rizika, kad nėra pakankamai personalo, nėra pakankamai išteklių, kad galėtume pasiekti veiksmingų rezultatų. Išvados kokios būtų, kaip pradžioj jau sakiau, ir Kristina, jūs taip pat tą minėjote, Suomija dabar liudija tiesiog tokių nusikalstamos nepilnamečių nusikalstamumo pagausėjimą. Ir nuo 2020-ųjų, nuo COVID-19 laikmečio tiesiog padidėjo. Ir ypač tarp vaikų, kuriems dar nesukako 15 metų. Šiuo metu Suomijoje mes ir gatvėse vykdomų nusikaltimų yra, bet mes perėmėme tokį modelį iš Švedijos, bet mums atrodo tas nukopijuotas modelis nelabai tinka ir tikrai sukelia daug diskusijų politiniuose sluoksniuose. Nes tikrai tokios kriminalinės, kaip ir tokios nusikalstamos gaudės, tiesiog gatvėse nusikaltimai didėja. Taigi mes turime imtis naujų priemonių, kad galėtume pateikti tinkamą atsaką būtent tokią nusikalstamumo tendenciją. Aš jau kalbėjau apie vaiko gerovę, bet mes neturime tokio adekvačių galbūt tokių dar priemonių, juk mes kalbam apie tūkstančio tos vaikus, bet anksčiau, 18-19 metais, taip, mes turėjome tokius socialinius darbuotojus, kurie specializavosi tam tikrose srityse, o dabar kažkaip to nebėra. Ir labai vyksta daug viešų diskusijų, kad reikėtų pamažinti baudžiamosios atsakomybės amžių. Tai yra jaunesnio amžiaus vaikus patraukti, bet kalbant apie mūsų daugumą Suomių galvoja, kad turėtų būti mažesnis amžius nustatytas. Ir žinoma,
tai irgi sukelia daug nerimo, nes turime atsižvelgti ir vaiko raidos tarpsnį. Nes, kaip jau sakiau, reikia stiprinti vaiko gerovės galbūt sistemą. Taip pat reikia nukreipti, atitraukti vaiką, jei tai įmanoma, nuo justicijos, baudžiamosios justicijos, nuo proceso. Bet tada reikia parengti efektyvias programas. Tai yra turbūt svarbiausia, kad nebūtų taikomos formalūs teisingumo procesai, o kad būtų daugiau diegiamas veiksmingesnės programos. Tai noriu padėkoti Jums už tai, kad klausėtės ir dar noriu parodyti literatūros sąrašą, kuriuo aš rėmiausi. Galėsite rasti šią medžiagą. Dėkui. Mes irgi dėkojame Elinai. Jūsų prezentacija tiesiog įrodo, kad skirtingos šalys susiduria su labai panašiamis problemomis ir iššūkiais. Ir labai trumpas klausimas, ar kažkas iš susirinkusių turi pastebėjimų ar klausimų, kuriuos norėtų užduoti Elinai. Taip yra vienas. Dėkoju už puikią prezentaciją. Esu iš Estijos teisingumo ministerijos. Norėčiau pasidomėti, ar turite kažkokių specialių sprendimų jauniems suaugusiems Suomijoje. Kaip elgiatės su tais jaunais suaugusiaisiais? Galbūt yra kažkokių nebaudžiamųjų priemonių, kurios yra taikomos, arba kitokių sprendimų, kaip būtų galima su jais elgtis, jeigu tai jau jauni suaugę. Situacija su jaunais suaugusiaisiais yra kiek sudėtinga. Ir būtent dėl to tas modelis, kurį jau pristačiau, būtent tas antras modelis daugelyje miestų, kur naudojamas, taip pat taikomas ir jauniems suaugusiesiems. Nes jisai yra efektyvus, tačiau atrodo, kad baudžiamosios sankcijos ir jų sistema vis labiau aktyvuojama, o mūsų bausmės tampa vis griežtesnės. Taip pat laikas, kurį reikia būti kalėjime, įkalinimo laikas taip pat ilgėja. Taigi reikia tikėtis, kad psichosocialinės programos, kurios yra taikomos, vis dėlto pasitvirtins ir bus labiau toks atviro tipo, vadinkim, korekciniai veiksmai, negu kad uždaro tipo. Tačiau atvirkščiai atrodo, kad viešoji nuomonė vis dėlto yra linkusi ties bausmėmis. Ta prasme, kad būtų vis griežtesnės bausmės. Ir taip pat Natalija turi vieną klausimą. Taip. Apie programą, kur jūs pasakėte, kad lyg prie to vieno žmogaus yra komanda. Ta programą finansuoja Teisingumo ministerija. Norėčiau paklausti, o kasgi įdarbina tos žmonės, kurie lydi, vadinkim, tą jaunuolį, jeigu ten yra skirtingų specialybių žmonės, ar vis dėlto savivaldybė skiria finansavimo, ar nacionalinių lygių Teisingumo ministerija finansuoja tą komandą, taigi kam jie pavaldūs, kurie dirba? O, labai geras klausimas. Finansavimas yra skiriamas iš Teisingumo ministerijos lėšų. Dauguma tokių grupių, tų inkarų, vadinkim, kurie organizuoja darbą, yra nevyriausybinės organizacijos, kurios bendradarbiauja su miesto valdžia, su savivaldybėmis. Taigi kartais gali būti toks ir mišrus modelis, kuomet yra nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybės bei nacionalinės lėšos. O būtent įvertinimas ir tų programų efektyvumo vertinimas jau yra Teisingumo ministerijos atsakomybė. Biudžetas, jeigu neklystu, yra keli milijonai eurų, kurie dabar yra skiriami ir finansavimas tikrai yra neblogas, žymus, kuris dabar yra skiriamas kasmet jau keleri metai. Tikrai programa nėra pigi, tačiau jinai yra organizuota ir įvertinta kaip efektyvi ir jokios abejonės. Žmonės, kurie kreipiasi dėl dalyvavimo šioje programoje, jau turi tokį kaip ir tarpžinybinį buvimą toje bendruomenėje. Dėkojame labai Elinai dar kartą už jūsų pristatymą ir atsakymus. O dabar jau turime kitą prezentaciją pradėti. Dėkoju, kad prisijungėte nuotoliniu būdu.
Jums irgi. O dabar jau keliamės iš Suomijos ombudsmenės į Norvegijos vaiko teisių kontrolieriaus pusę. Dabar žiūriu ir suteikiu žodį Norvegijos atstovui, kuris yra vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos vyriausiasis patarėjas, kuris išdėstys prezentaciją. Tema, ar Norvegijoje įgyvendinamos nusikaltus nepilnamečių teisės numatytos Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijoje. Prašom. Dėkoju. Dėkoju už kvietimą dalyvauti jūsų konferencijoje. Labai įdomu, kaip kitos šalis tvarkosi su jaunimo nusikalstamumu. Norvegijoje vaiko teisių kontrolierius ir jo veikla yra nustatyta atitinkamame įstatyme, yra įgaliojimai stebėti, skatinti ir apsaugoti vaikų teisės, taip pat saugoti vaikų interesus viešumoje, politikoje ir politinėme planavime. Taigi, kai politikai planuoja savo tolesnius veiksmus, atsižvelgia į tai ir taip pat žiūri, kaip tai diegiama praktiškai. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, CRC, čia mano santrumpa matote skaidrė anglų kalba, buvo ratifikuota Norvegijoje 1991 ir įtraukta į Norvegijos teisę 2003. Žinote, kad konvencija suteikia daugybę teisių, taip pat suteikia visiems vaikams, neatsižvelgiant, kur jie gyvena, taip pat suteikia teisę į saugų auklėjimą, taip pat ten yra suteikiamos tam tikros teisės pažeidžiamoms vaikų grupėms, tai yra būtent konkrečios teisės, kurios, pavyzdžiui, yra susijusios su nusikalstama veika susijusiais vaikais ir jiem yra suteikiamos papildomos apsaugos, pavyzdžiui, tyrimų metu, pavyzdžiui, apklausų metu ir taip toliau. Mano prezentacija yra pavadinta ar Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija įgyvendinama užtikrinant nepilnamečių teises. Atsakymas yra taip, bet turiu pasakyti, kad mes dar ne visiškai pasiekėme tų teisių užtikrinimo, kadangi esame labai didelio skirtumo tarp teisių, kurios yra surašytos popieriuje ir kaip tai atrodo realiame gyvenime. Matome tai skirtingose Norvegijos srityse. 37 ir 40 straipsnis nustato tiek prievolės, tiek ir teisės, kaip vaikai turėtų atitikti teisės kontekstą. Yra rekomenduojama, kad visos valstybės narės turėtų būti jaunų nusikaltėlių sistemą, kuri būtų pritaikyta pagal Jungtinių tautų vaiko teisių konvenciją. Na, jokios abejonės, čia dar daug kas taisytina ir pasistengsiu apie tai kiek papasakoti. Bėgant metams buvo kiek patobulinimų. 37 būtent straipsnis būtent čia įeina į kontekstą, kad būtent įkalinimas turėtų būti paskutinė instancija. Na, o tos šalis, kurios būtent ratifikavo tą konvenciją, privalo jas laikytis. Tai reiškia, kad jūs turite išbandyti visas kitas priemonės prieš tai, kai vaikas būtų įkalintas. Savo prezentacijoje taip pat norėčiau paminėti tam tikrus pavyzdžius arba sėkmės istorijas, kaip buvo pritaikytas Norvegijoje tinkamas požiūris, kad mes atitiktume Jungtinių tautų vaiko teisių konvenciją. Ir savo prezentacijos pabaigoje taip pat papasakosiu, kas jį dabar vyksta ir koks yra jaunimo nusikalstamumo kontekstas Norvegijoje. Norėčiau pradėti nuo sulaikytų vaikų. Matote, čia yra du tokie punktai pažymėti: vaikai kamerose ir priemonės nepilnamečiams. Buvo gauta ataskaitų, kad sulaikymo kamerose 2010 metais buvo 1600 vaikų. Taip pat trūko statistikos aplamai apie tokius vaikus, apie tokią grupę. Ir kartu su kitomis advokatavimo organizacijomis pradėjome vertinti
tos problemos mastą, kiekgi jų yra tų vaikų. Visų pirma, reikėtų kalbėti su vaikais ir ką vaikai mums pasakė, kad tose kamerose buvo ko gero blogiausia jų gyvenime patirtis, su kuo teko susidurti. Vat kaip ta kamera atrodo, galit pažiūrėti. Jokių laikrodžių, jokių langų. Vaikai pasakė, kad tiesiog jautėsi izoliuoti, labai, ta prasme, bijojo aplamai būti tokioje aplinkoje. Taip pat pavyko gauti informaciją ir statistiką apie tokią vaikų grupę. Kaip jau buvo minėta, šioje skaidrėje norėjau pasakyti, kad apie 1600 vaikų buvo tokiose kamerose 2010 metais. Tuo pat metu konvencija, kurioje kalbama prieš nežmonišką arba orumą žeminantį elgesį ir baismų, kritikavo Norvegiją, kadangi negalima buvo patirti kankinimo ar kitokio žiauraus nežmoniško arba orumą žeminančio elgesio pagal vaikų teisių konvenciją. Ir būtent buvo pabrėžiamas faktas, kad mes negalėjome gauti tos informacijos ir būtent aplamai įrodyti, kad kitų priemonių buvo imtasi prieš tai, kai vaikai buvo įkalinti. Ko pasiekoje, po to, kai Norvegija buvo sukritikuota atitinkamų organizacijų, mūsų kalėjimų tarnyba ėmėsi priemonių, buvo įdiegtos tam tikros priemonės ir buvo pagerintas bendradarbiavimas su vaikų apsaugos, teisų apsaugos sistema. Matote, kiek dramatiškai sumažėjo sulaikytų ir įkalintų vaikų skaičius. Bet nepaisant tų teigiamų pokyčių, taip pat matome, kad tiem vaikam vis dėlto privalo būti taikomos tam tikros priemonės. Esame susirūpinę dėl tų vaikų, kurie 132 vis dar yra patalpinti į izoliacijos kameras. Antrasis pavyzdys, kurį norėčiau jums dabar pateikti, yra atskirų bausmių įvedimas nepilnamečiams Norvegijoje. Statistika parodo vaikų amžių ir tai, kad buvo taikomos vis dėlto ribojančios priemonės vaikams. Praktiškai čia yra pastarųjų 10-15 metų statistika, bet matome, kad ir sumažėjo aplamai vaikai, kurie buvo nuteisti kalėti. Tas skaičius labai sumažėjo. Galite užduoti klausimą, kasgi nutiko. Taigi, kai konvencija buvo inkorporuota į Norvegijos teisę 2003 metais, kaip minėjau, padėjo keisti taip pat ir mąstymą apie vaikų bausmes, joms taikomas bausmes. Kitaip tariant, kad buvo labiau kreipiamas dėmesys į vaikų teisę ir taip pat naujų priemonių parengimą. Tai buvo taip pat vaikų ir suaugusiųjų santykiai, buvo sutelktas dėmesys labiau į pagalbą, tam tikrus procesus, o ne į tradicinę bausmę ir jos atlikimą. Galite pamatyti nuo 2012 metų beveik nėra įkalintų vaikų. Tas svarbus etapas buvo taip pat paminėtinas 2012 metais Norvegijoje buvo pakelta įkalinimo amžiaus riba. Na ir taip pat buvo pakeisti įstatymai. Taip pat buvo, padarytas skirtumas tarp vaikų įkalinimo arba baudimo ir atsekamumo. Kitaip tariant, tas atsekamumas padėjo išvengti įkalinimo. Tai yra vėlgi pagal 37 straipsnį. Vaikai nėra įkalinami, bet jie tiesiog yra sekami savivaldybės atstovų, kurie gyvena. Ta sankcija yra skirta tam, kad būtų galima grįžti į, pavyzdžiui, mokymosi, švietimo sistemą arba pradėti dirbti, taip pat atsisakyti narkotikų, smurto protrukių, galbūt dalyvauti tam tikrame tinkle, kuris sumažintų
nusikalstamą veiką ateityje. Ir yra dvi skirtingos sankcijos, bet jos labai panašios kita vertus. Viena vertus yra panašus elementai. Pirmasis elementas yra atkuriamasis aukos ir nusikaltelio susitikimas, kuomet auka gali susitikti su nusikalteliu ir tiesiog aptarti, kokie yra padariniai. Tie susitikimai vyksta tada, jeigu abi šalis nori, jeigu sutinka su tuo. Na, o antra sankcija yra atidus stebėjimas gyvenamoje vietoje. Na ir praktiškai kokie yra skirtumai tarp tų sankcijų. Tai, kad bausmė skiriama teismo. Tai yra tiesioginė alternatyva įkalinimui. Iki 3 metų gali tęstis būtent tokia priežiūra, vadinkim. Teismas sprendžia kaip alternatyvę laisvės atėmimo bausmę arba griežčiausias bausmes ir gali trukti nuo 6 mėnesių iki 3 metų. Jaunimo stebėjimas, kita vertus, gali trukti nuo 4 mėnesių iki 1 metų. Tai yra tas antras atvejis. Matote, kad šią sankciją akcentuojama naujų nusikaltimų rizikos apribojimas. Taip pat žiūrime, ar galime grįžti į tą teisės kontekstą, ar yra recidyvų galimybė ir taip pat tolesnių veiksmų poreikis, kas yra labai susijęs su tarp institucinė veikla, taip pat švietimo ir laisvalaikio poreikiais. Bet visada yra bet. Kad ir labai teigiamas toksai atvejis, kad buvo sušvelnintos bausmės, na, esama dar ir gerintinų dalykų. Ypač, kas yra susijęs su tais vaikais arba jaunoliais, kurie labai rimtus nusikaltimus įvykdo ir turi aplamai problemų savo gyvenime. Kas vėl grąžina mane prie šios dienos konteksto. Taigi, ties ko mes šiandien dirbame. Kolegė iš Suomijos pasakė, kad problemos yra panašios, kiek sprendžiu iš jos prezentacijos. Norvegijoje jaunimo nusikalstamumas yra palyginus mažas, bet kiek ūgtelėjo, kilstelėjo pastaraisiais metais. Kitose šalise buvo tiesiog labai dideli protrukiai, nes Švedijoje, matome, irgi yra ir organizuotos nusikalstamos grupuotės. Norvegijoje irgi su neramumu stebime, kad tai gali būti, kaip jau buvo išdiskutuota. Diskusija vyksta labai arši, labai didelės politinės debatos. Na ir žiūrime tiesiog, kad skelbiamas karas jaunimo nusikalstamumui, griežtinamos bausmės. Istoriškai mes turėtume galvoti kitaip, skirtingai, kadangi, nepadeda, kai tie vaikai būna tiesiog izoliuoti ir automatiškai manome, kad tiesiog sumažės nusikalstamumas. Taip pat yra tyrimų, kurie parodo, kad vaikai, kurie nusikalsta, yra berniukai, kurie neina į mokyklą, kurie turi problemų šeimoje ir gyvena tokioje labai vyrų dominuojamoje aplinkoje. Kitaip tariant, kad nėra teigiamo vyro modelio, kitaip tariant, kurie galėtų vadovautis. Jie vis jaunėja, bet paradoksas yra toks įprastas, jeigu galima pasakyti, kad turi nusikalsti, kad gautų pagalbą, o ne kitoks atvejis. Na ir jeigu kalbame apie intervencijas, reikėtų sužinoti apie aplamai nusikalstamumo priežastis. Norvegijoje kai kurie politinės debatos nariai sako, kad švietimo sistema nėra pritaikyta berniukams. Kitaip tariant, dėl to jie nevaikšto į mokyklą, neturi gerų modelių, ką orientuotis, užtat jiem įtaką daro nusikalstamos grupuotės ir ypač jauni vaikinai yra taip pat išnaudojimo aukos, jauni berniukai. Na ir tie modeliai galbūt galėtų suvokti priežastinės ryšys ir kodėl jie taip elgiasi. Šiandien taip pat kelia susirūpinimą tai, kad yra papildomos pastangos, kurios turėtų
būti skirtos ankstyvai prevencijai. Ta prasme, kad reikėtų orientuotis į vaikus dar prieš tai, kai įsitraukia į baudžiamąją veiklą. Pagal konvenciją valstybė privalo imtis priemonių, kurios būtų grįstos įrodymais ir kurios galėtų būti skirtos tiek tikslui pasiekti, tiek ir nusikaltimo prevencijai vykdyti. Ir manau, kad tų žinių ir kalbėjimuose su vaikais derinys yra čia svarbiausias veiksnys. Juk konvencija sudaro vaikams teisę būti išgirstais, būti išklausytais, taip pat teisę kalbėtis. Ir kodėl tai yra tiek svarbu? Na, man atrodo, tai yra svarbu, todėl kad vaikai privalo turėti žinių ir patirties, kurios mes kartais kaip profesionalai ir suaugę nepastebime, ko pasiekoje. Kalbėjimasis su vaikais ir naujų politikų diegimas arba prevencinių priemonių skirimas kartais, nepasiteisina. Tam, kad gintume vaiko interesus, turime taip pat atsižvelgti ir į Konstituciją. Tai reiškia, kad visą laiką giname geriausios vaiko interesus tiek įstatymuose, tiek naujose politikos dokumentuose ir įstatymuose, kas lėmė pastaraisiais metais kontekstą, jog gavome tą teisinę prievolę. Ir ta gerovė, vaiko gerovė yra įtraukiama į visus įstatymus, taigi esame priversti bendradarbiauti tam, kad užtikrintume pagalbą pažeidžiamiems vaikams. Tai yra dar vienas svarbus etapas vaiko kontrolieriui Norvegijoje, kad tiesiog pažiūrėtume, kokią įtaką tai padarys vaiko teisėms ateityje. Kokios yra išvados, ką turėtumėt prisiminti iš mano prezentacijos? Ką matome, ką pastebime? Tai, kad vaiko teisų apsaugos konvencija buvome sukritikuoti dėl tos konvencijos diegimo, taigi reikėjo rasti naujų žinių ir įgūdžių tam, kad valstybė būtų imtasi atitinkamų priemonių. Na ir šiaip tai buvo teigiama patirtis, atsižvelgėme į kitų šalių praktiką savo dialogę su nacionalinėmis žinybomis. Pavyzdžiui, į Švedijos pusę pažiūrėjome, kaip jie prevencinę veiklą vykdo. Ir jokios abejonės, pamatėme tą tikslą savo darbe. Būtent dėl to yra svarbu dalyvauti tokiose konferencijose, kalbėtis tarpusavyje, ir tam tikrą žinių bagažą pasiimti su savim namo. Dėkoju, kad pakvietėte. Dėkui, ypač už tokią įkvepiančią žinutę, kurią paskleidėte pabaigoje pranešimo. Mus riboja laikas, bet gal rasime vienam ar dviem klausimam, jeigu yra minutėlė. Jeigu jų nėra, tai greitai bus paskelbta kavos pertraukėlė ir galėsite su pranešėjais asmeniškai pakalbėti ir pasiteirauti. O dabar tikriausiai jau galima persikelti į Islandiją. Ir noriu pakviesti Eyglo Hardardotter, Islandijos policijos komisarė, nusikalstamumo prevencijos grupės vadovė. Eyglo turi sukaupęs labai daug patirties. Jinai vadovė, taip. Netgi Islandijos policijos nacionalinio padalinio vadovavo, būtent nusikalstamumo, kaip sakiau, prevencijos grupės vadovė. Ir tikrai turi šioje srityje, kurią mes nagrinėjome, labai daug ką pasakyti. COVID pandemijos metu netgi jinai vadovavo kelių ministerijų užsakymų, tai yra Teisingumo ministerijos ir Socialinių reikalų ministerijos, buvo darbo grupė, jinai vadovavo jai ir taip pat jinai specializuojasi ir seksualiniuose nusikaltimuose, ir nepilnamečių justicijoje, ir taip pat jinai
dėl seksualinių nusikaltimų sudaryta tokia darbo grupė, jinai ir tenai, kaip patobulinti sveikatos priežiūros ir sveikatos priežiūros paslaugas. Bet šiandien Eiglo mums kalbės apie sustiprintą policijos darbą bendruomenės ir saugesnius regionus dėl vaikų gerovės Islandijoje. Dėkui, Kristina, dėkoju. Nepaprastai malonu dalyvauti su jumis šioje konferencijoje. Iki šiol labai buvo įdomus pranešimai. Aš manau, kad jie bus tokie pat įdomus ir visi laikai. Kai aš pradėjau dirbti, tai yra, kai pradėjau vadovauti naujai, tiesiog įsteigtai nusikalstamo prevencijos grupiai, tai aš susidomėjau, kas yra ta nusikalstamumo prevencija. Čia paimti iš Jungtinių tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro tas apibrėžimas ir noriu šiek tiek į praeitį jūs nukelti, nes ankstesniam savo gyvenime aš politikė buvau, parlamento narė buvau ir čia toks dežavų netgi, sakyčiau. Ir taip pat šiaurės bendradarbiavimo aš ten vadovavau kurį laiką. Ir taip pat už socialinės buvo paslaugas atsakinga. Mano buvo tokia specializacija. Bet pradėjusi štai dirbti ministerijoje, aš pagalvoju taip. Aš žinau, kad yra labai gera programa. Aš tikiuosi, kad jūs finansuosite. Ir man atrodė, kad taip labai svarbu padėti jaunoms vienišoms mamoms, nes studijos parodė, kad jeigu jos negauna paramos, tos vienišos mamos, iš tikrųjų, jų vaikai tikrai dažniausiai tampa labai pažeidžiami. Ir manęs klausia, apie ką jūs čia? Tai pagalvokit. Aš sėdžiu, tai sakysim, aš kalbu su vyriausybė ir, tai ką? Aš pradėjau kalbėti su jaunom mamom, aš žinojau, kokios problemos, į mane nebuvo atsižvelgta, bet kai aš išėjau iš politikos, aš, perėjau dirbti į policiją, tai tada, aš atsimenu, mano pamainos viršininkė, jinai vadovauja nacionaliniai komandai ir jinai papasako savo istoriją. Iš Filipinų jinai atvykusi ir jos mama nutekėjo į Islandiją. Ir kol jinai augo, tikrai sudurė su labai daug rimtom problemom. Ta mama, jinai tiesiog restorane kažkokiam paskui darbino. Bet tai aš galvoju dabar, tai jeigu perini per visą institucinę tą globą, kaip čia taip išeina, kad, iš tikrųjų, pagalvokite, jinai viena iš geriausių šefių tapė, ir tai iš esmės, kaip sakiau, tos vienišos mamos ir, tiesiog, kai kas praeina įnikėsi tą nusikalstamumą, o kitos ne, sakysim, tai kaip ko priklauso, kad, sakysim, vaikas augdamas pasirenka ar vieną ar kitą kelią. Tai kai aš pradėjau šį darbą, pas mus atvyko Interpolo šefas ir aš atsimenu, su juo kalbėjau apie tai. Ir žinot, ką tas šefas Interpolo man pasakė, kad gal jis man atleis. Jis sakė, kad reikia nepamiršti, kad mes visi vykdom nusikaltimus. Mes turbūt kažką per greit visi esame padarę. Nežinau, jis taip pasakė. Tai bet kodėl mes dėmesį kreipiam tam tikrus nusikaltimus? Tai to negalima išleisti iš akių. Su kuo mes dirbam, kas mes buvom prieš tai, kokio šeimoje mes užaugom. Vietoj to, kad pasakytume, šitas vaikas yra problema, ir viskas. Ir nusitaikom tik į tą vaiką. Ne, visi mes vienu ar kitu metu turbūt pažeidėm įstatymą. Tai aš gal daugiau negu jūs, o kas čia žino, bet visi mes. Nesam nekalti ne vienas. Taigi, taip, nusikalstamumo prevencija yra apima strategijos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti nusikaltimo atsiradimo riziką, galima žalingą jų poveikį asmenims, visuomeniai, įskaitant nusikaltimų baimę, siekiant pateikti įvairias priežastis. Tai pagrindiniai nusikaltimų tikslai tai taip, sumažinti nusikalstamumą
mirštamumo tikimybė visoje šalyje. Tai jau Kristina apie tai minėjo, taip? Tai žinoma, aš čia kalbu apie ir rimtus smurtinius įvykius, ir šeimoje smurtą, ir seksualinius, ir kitus. Ir panašus skaičiai tikriausiai Islandijoje. Visi mūsų vaikai, kai mes jų paklausėm, ar jos patyrė vieną kartą ar dažniau kažkokį smurtą, ar namuose galbūt, ar mokykloje, gal seksualinis kažkoks tai smurtas, nuo 8 iki 10 maždaug procentų, taip, per pastarosius 12 mėnesių, taip. O štai čia, man atrodo, labai svarbu apie tai kalbėti. Policija Islandijoje turbūt dažniausiai vaikai nukreipiami į vaiko apsaugos įvairias institucijas. Šiaip tai policija gauna dažniausiai pranešimų apie nusikalstamą veiką. Ir nuo 2011 ir 2012 metų mes vadovomės tai vadinamą smurto šeimoje procedūrą. Tai dažniausiai kažkas praneša, ir, kad vyksta smurtas šeimoje, ir tada incidentas įvyko ir vaikas nukreipiam. Tiesiog gauna policija pranešimą ir, aišku, po to mes jau kreipiamės į socialinės tarnybas. Ir taip, smurtas šeimoje, ta procedūra vadovavimas, tai yra, aišku, prevencinis darbas, tai labai svarbu. Ir mes to užsiimam Islandijoje, tai nuo 7 iki 23 metų, kiek buvo pranešta apie smurtinius incidentus visoje Islandijoje. Tikrai daug darbo buvo nuveikta, nes mums reikia tiesiog pastangas sujungti su vietos savivaldybė, kad kartu dirbtume, kitaip nepasieksime rezultatų. Atrodo, buvo laikas, kai jaunimo nusikalstamumas sumažėjo, paskui 12 metais, mažėjo, o paskui dabar vėl daugiau pranešimų apie jaunimo smurtinius nusikaltimus. Tai aš nežinau, tai kaip čia, ką tai rodo. Ar čia mes gaunam daugiau pranešimų, bet galbūt daugiau žmonės praneša, galbūt iš tikrųjų tas nusikalstamumas taip ir nedidėja. Mes nežinom. O gal mes gaunam daugiau pranešimų, tai gal iš tikrųjų tų smurtinės tokios nusikalstamos veikos daugėja. Ir nuo 16 iki 17, ir nuo 10 iki 12, nuo 13 iki 15 ir 16 iki 17. Va tokio amžiaus maždaug pasitaiko daugiau tokio smurtinių nusikaltimų. O štai čia matome, čia vaikai kaip nukentėjusiai, kaip liudytojai. Aš čia kalbu apie bylas, kurios susijęs su policijos nusikalstamom veikom vykdom. Policija tyria. Ir ką? Ir čia ta prasme, kad jie nukenčia arba jie gali paliudyti. Tai ką galim daryti? Turim naujus teisės aktus, taip vadinamus, tiesiog mes turime teisinį įpareigojimą bendradarbiauti ir užtikrinti bendradarbiavimą, koordinavimą tarp įvairių sektorių, įtraukiant vyriausybės organizacijas, kitus pagrindinius veikėjus. Labai tai svarbu. Ir taip pat teisinis įpareigojimas abipusiam daugiadisciplininiam tokiam pagrindinių veikėjų bendradarbiavimui. Mūsų policijoje labai domina tai, kad kaip užtikrinti. Taip, visą laiką kyla, sakysim, auginant vaikus įvairių yra problemų, tiesa. Tai mes vadovaujamės paslaugų integracijos teisės aktų, kurio tikslas yra atsižvelgti į vaikų gerovę, vaikų klestėjimą, tokį children's prosperity. O šie vaikai, su kuriais mes dirbame, ypač pažeidžiami, jiems ypač reikia daugiau tų paslaugų integracijos. Ir mes turime adaptuoti, pritaikyti savo paslaugas prie būtent tokių vaikų. Tik taip galime užtikrinti jų klestėjimą. Ir taip pat mes toliau
turime integruoti su smurtu artimoje aplinkoje kovojančių asmenų vaikų apsaugos paslaugas. Taigi, mes turim kalbėti apie vaikus kaip pavienius asmenis, kaip individualius. O dažnai mes, man atrodo, Jungtinių valstijų pirmoji dama ten apie tai kalbėjo. Būtent apie tai mums reikia kalbėti apie jų kilmę. Negalime tik tai konstatuoti, kad štai va tie pažeidžiami vaikai. Ne, turim kalbėti apie jų šeimą, apie jų bendruomenę, ar ten kaimą, kuriame jie išaugo. Tai labai svarbu. Ir tai kuo mes užsiimam? Tai mes tominam bendruomenės, policiją, ir taip pat, kad būtų saugesni rajonai. Mes žinome, kad turime arti būti tų vaikų, mes turime kuo daugiau juos suprasti, tai labai svarbu. Taip, Zubanahus mes jau girdėjome, tai labai, tais principais vadovaujasi. Mes žiūrime į kitas kaiminės šalis, kuri, Suomijos atstovai jau kalbėjo apie tą ENKA modelį, tai koordinacinė komanda, taip, tai nuostabus rezultatai. Tai mes turime užtikrinti, tokias abipusės pastangas, tai yra koordinavimas labai svarbu, ankstyvos intervencijos labai svarbios, taip pat pasitikėjimo, įtraukimas, sakysim, tų vaikų, tai labai, aš žinau, Danijoje taip pat socialinė tas rytis, policija, labai bendradarbiavimą gerą pasiekė. Jungtinėje karalystėje, Airijoje, Australijoje, iš tikrųjų, mes Jungtinėse valstijose, mes žiūrim, kokie modeliai įgyvendinti, mes turime perimti visą tai, kas geriausia. Turime pritaikyti sprendimus prie savo, turime tvariai dirbti. Tai čia toks yra kasdienis mano darbas. Mes turime 9 policijos apygardos, 64 savivaldybėse, tai socialinės paslaugos ir sveikatos priežiūros, ten visi tie padaliniai. Visas tas įstaigas mes turime apjungti, kad visi dirbtų kartu, ne pavienės pastangos būtų gyvenimas. Labai svarbu, aišku, užtikrinti ir švietimo ir socialinių programų įgyvendinimą. Tai visuomenės sąmoningumo ar informatumo didinimo kampanijos mokyklose, bendras sąmoningumo ugdymas, jaunimo įtraukimo iniciatyvos labai svarbios. Ir štai nuotraukos. Ir ypač didelį dėmesį reikia skirti asmenims, kuriems padidėjo smurto šeimoje rizika. Ir tai yra priemonių netgi toks policijos pareigūnams paketas arba rinkinys pateiktas, kad jie, pavyzdžiui, į bendruomenės centrus, kai nuvyksta, kad jie tą pačią žinutę skleistų, kad vadovautųsi tom pačiom priemonėm. Ir mes, kaip jau sakiau, su Jungtinių karalystės tiesiog atitinkamais pareigūnais perimam ir jų tokį modelį. Ir girdėjome Lietuvoje yra ten sveikų gyvenimo įgūdžių programa. Tai nesvarbu apie kalbama. Ar ten apie gaujų ten smurtą, arba priklausomybę nuo alkoholio, arba ten bet kokius kitus nusikaltimus. Mes turime ne į atskirus galbūt nusikaltimus kreipti dėmesį, mes turime socialinę sanglaudą daugiau kreipti dėmesį, mes turime suvienyti savo pastangas, taip palaikyti gal viešą tvarką bendruomenę, tai svarbiausia. Ir turime sukurti platesnį išteklių spektrą, įskaitant priklausomai nuo alkoholio ir narkotikų. Štai, Jungtiniai karalystėje buvo toksai parengtas mokytojams ir policijos pareigūnams priemonių rinkinys, kuris tikrai labai padeda. Ir apie ką čia pasakojama, kad jeigu tu nepriklausai kažkokiai tai gaujai, grupuotėjai, jeigu čia apie smurtą šitų grupių. Tai mes rodome, kaip jeigu tu nepriklausai vienam, gal tu čia gali priklausyti būtent tai grupiai, kad tiesiog neįkliūtum į tą būtent nusikalstamos ten grupuotės ten veiklą, arba kad, arba jeigu jau ten ir pateksi, kad iš jo išsivaduoti. Man atrodo, tiek ir norėjau pasakyti. Dėkoju už labai visą apimančią prezentaciją. Nenoriu
dar atimti laiko iš suplanuotos pertraukos, taigi galbūt klausimai bus atsakyti pertraukos metu, kai bendrausite neformaliai. O dabar jau paskutinioji mūsų šios sesijos prezentacija. Kviečiu Nataliją iš Latvijos Teisingumo ministerijos į vyresnioji teisininkė, kuri dirba prevencijos srityje. Natalija taip pat dirba projekte, kurio stengiamasi įsteigti tokių saugių namų koncepciją Latvijoje. Ir aplamai pakalbėsim apie jaunimo nusikalstamumo prevenciją Latvijos kontekste. Ačiū, Kristina, už pristatymą. Sveiki. Esu dėkinga, džiaugiuosi galėdama kreiptis į savo kolegas ir pasidalyti šalių patirtimi, taip pat papasakoti apie tai, kas vyksta Latvijoje. Norėčiau savo prezentaciją pradėti nuo šio vaikino istorijos. Maksims, 13 metų. Deja, dabar, kai kalbuosi su juo, turiu naudotis būtuoju laiku, kadangi jis šių metų sausio mėnesį mirė. Sausio 11-ąją Latvijos visuomenė susidūrė su precedento neturinčia tragedija, kai išsiaiškinome, kad Maksims buvo nužudytas. Jūrmalos mieste įvyko ta istorija, tai yra kurortas prie Baltijos jūros. Ir šis jaunas berniukas su savo draugu vaikščiojo, buvo lauke ir buvo kita jaunuolių grupė, kuri gyveno socialinės globos institucijoje. Tarp jų įvyko konfliktas, ko pasekoje šis vaikinas buvo padurtas peiliu, kelis kartus buvo smūgiuota į pilvo sritį ir po to jaunuolių grupė pasišalino. Berniukas su savo draugu buvo paliktas gatvėje ir, Maksims mirė prieš tai, kai atvyko greitoji pagalba. Labai didelė tragedija, kuri sukrėtė mus visus ir visuomenė buvo tiesiog šokiruota. Vis dar negalime atsigauti nuo to šoko. O dar vienas šokiruojantis dalykas, kai kalbame apie šį faktą, yra tas, kad nusikaltėlis taip pat buvo 13-metis berniukas. Latvijoje girdėjome, kad kitose šalise baudžiamoji atsakomybė yra taikoma. Pavyzdžiui, šiaurės šalise nuo tam tikro amžiaus. Latvijoje tai yra 14 metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Latvijoje šis berniukas, kuris nusikalto, kuris padarė tą baisų nusižengimą, negali būti patrauktas atsakomybę, negali būti pritaikyta jokia bausmė, negali būti pritaikyta baudžiamoji atsakomybė aplamai, kas yra labai rimtas ir pavojingas reiškinys, signalas. Mes labai baiminamės, kad kiti jaunuoliai, kurie yra aukštos rizikos grupėje, gali daryti bet ką tol, kol 14 metų tau sukaks ir nėra jokių padarinių, jokios atsakomybės. Būtent dėl to Latvijoje buvo toks pliūpsnis emocijų. Taip pat vyko diskusija apie tai, kad būtų galima sumažinti baudžiamosios atsakomybės amžių ir girdėjau, kad kitų šalių kolegos taip pat kalbasi tą pačią temą. Mes tikrai nesame išimtis, kadangi ta debata vyksta ir dėja dauguma žmonių palaiko tą amžiaus sumažinimą dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo ir atrodo, kad tai yra vis rimtesnė baudžiamoji atsakomybė turėtų būti taikoma. Mes žinome, kad tai galėtų atrodyti, kai labai paprastas, greitas sprendimas, sakau, toks greitas ir įsiutęs, kadangi žinoma, bet ką galime padaryti greitai. Greita būna tik reakcija, bet tai yra visiškai suprantama, kodėl ta reakcija tokia yra, kad žmonės yra šokiruoti ir privalome imtis kažkokių priemonių tam, kad būtų galima užkardyti tokius atvejus ateityje. Tai yra pirma mintis, kuri ateina į galvą, kad reikia keisti įstatymą. Tačiau, įstatymą galbūt pakeisti ir nėra problema, kadangi įstatymas per se nėra problema. Ne dėl įstatymo kyla problemos.
turime kalbėtis apie skirtingų mūsų gyvenimo sričių tvarumą, kalbėtis apie tvarų verslą, kalbame apie tvarų vartojimą, apie produktus, apie tai, kaip reikia elgtis ir tiesiog pakviesčiau ekspertus iš kitų valstybių kalbėtis taip pat apie tvarę prevencijos sistemą, profilaktikos sistemą, kuri įgalintų mus susitelkti į priežastis, o ne pasekmes. Na ir dabar, jeigu mes, pavyzdžiui, pažiūrėtume aplamai į mūsų teisės sistemą Latvijoje, ji yra grįsta tuo, kad analizuojame, kas nutiko, bet ne kodėl kažkas nutiko. Mūsų tikslas yra pakeisti šį požiūrio tašką, šį dėmesio centrą perkelti į baudžiamosios sistemos pakeitimą į palaikomąją sistemą. Tai reiškia, kad turėtų būti skirtos intervencijos su ilgalaikėmis pasiekmėmis, nes jeigu, pavyzdžiui, jaunolė bus įkalinta, nedirbs, taigi bus apstu priežasčių, dėl ko tie nusikaltimai ir yra daromi. Už keliarių metų šis žmogus, kuris bus paleistas į laisvę ir sugrįš į kalėjimą arba grįš į visuomenį su tomis pačiomis arba dar opesnėmis problemomis. Tai va tokia yra tendencija Latvijoje ir sakyčiau, kad mes dabar stengiamės įtikinti mūsų sprendimų priėmėjus, kad tvari sistema yra grįsta intervencijomis, kuriuose dirbama su priežastimis, dėl ko tas nusikaltimas buvo įvykdytas, o ne pasiekmėmis. Jokios abejonės suprantame, kad tokie pokyčiai nevyksta greitai, reikės daugiau laiko, reikės netgi daugiau kantrybės tam, kad galėtume tą tikslą pasiekti. Tačiau dėja, esame tame nulinėme taške. Procesas jau prasidėjęs, tačiau matome, kad tiek projektai ir iniciatyvos Latvijoje, kurios yra skirtos tam tai tvariai prevencijos sistemai pasiekti, yra vykdomi du projektai. Yra akiratė, vienas yra planuojamas, o kitas jau diegiamas. Pirmas projektas, kuris yra planuojamas, bus vykdomas Teisingumo ministerijos, tai yra be abejo valstybės žinyba Latvijoje. Ir labai džiaugiuosi, būdama šio projekto koordinatorė. Šis projektas, vadinamas saugus namai jaunimui Latvijoje, grįždami prie to Maksimso atvejo, apie kurį papasakojo prezentacijos pradžioje, tai vienintelė alternatyva arba galimybė, kaip būtų galima izoliuoti šį naują nusikaltėlį tam tikram laiko tarpui, būtų kalėjimas nepilnamečiams. Tačiau tas jaunas nusikaltėlis dar negali būti patrauktas atsakomybėn, dėl to ir nėra vietos, nėra, vadinkim, saugios institucijos arba saugios vietos, kur tą jaunuolį būtų galima patalpinti. Konferencijos pradžioje taip pat teko išgirsti, kad izoliacija pati savaime nepakanka. Izoliacija gali būti netgi žalojantis sprendimas. Ir kitos intervencijos turėtų būti išbandytos prieš izoliaciją. Taigi mes norime tą intervenciją, saugių namų jaunimui intervenciją, jaunimui, kurie yra aukštos rizikos, kurie gali kelti pavojų savo ar kitiems, būtų tas sėkmingas projektas, kad jie ne tik tai būtų tuose saugiuose namuose patalpinti, bet taip pat ir dirbtų su terapeutais, kad būtų užtikrinta tam tikra aplinka,
apie kurią aš jums papasakosiu ir kasgi buvo jau nuveikta. Mes labai daug išanalizavome medžiagos, pasirengėme, pažiūrėjome, kaip atrodo tie saugus namai Europos šalių kontekste, skirtingose valstybėse, buvome ir Jungtinėje karalystėje, taip pat lankėmės Estijoje pas savo kaimynus, Mariamą mokyklą Estijoje, taip pat lankėmės Švedijoje, Astau institucijoje ir paskutinė mūsų aplankyta, bet nemažiau svarbi vieta buvo Vokietija, Martinestift institucija. Kągi mes norime pas save padaryti, pasiūlyti tokį sprendimą, kuris būtų grįstas žiniomis, patirtimi ir įrodymais. Būtent dėl to ir buvo labai svarbu pažiūrėti, kaip tos institucijos veikia kitose šalyse, kad būtų galima pabendrauti su ekspertais ir nuspręsti, kokie sprendimai, kokie elementai tose įstaigose pasitvirtintų arba prigytų, jeigu galima pasakyti, Latvijoje, nes turime adaptuoti, pritaikyti tos sprendimus Latvijos socialinėje realybei. Pažiūrėti, kas būtų efektyvu. Pati institucija, saugus namai, kaip jau paminėjau, veikia tokiai terapeutinėje aplinkoje, kuriai yra užtikrinama ne tik tai vieta, kur vyksta kasdienis gyvenimas, kuris turėtų tokį terapeutinį arba gydomąjį efektą. Visų pirma, tai yra vieta, kurioje yra savitarpio pagarba, kur yra labai aiški dienos struktūra jaunam žmogui, taip pat ir mokomasi, kaip tos dienos rutinos dalis, kas irgi turi tokį terapeutinį arba gydomąjį poveikį, taip pat, ir terapeutai dirbtų su tais vaikais, tai galėtų būti individuali arba grupinė terapija, o dabar mes taip pat rengiame saugos sprendimus. Tai reiškia, kad turėtų būti saugiai aplinkoje ir tų namų gyventojai, bet ir aplamai aplinka. Kitaip tariant, kad šie namai turėtų būti saugus tiek vaikam, tiek ir tiems, kurie dirba su vaikais bei netoliese gyvena. Jokios abejonės, pagrindinė šio sprendimo saugių namų jauniem vaikam idėja yra tai, kas jau paminėjau, kad ta intervencija turėtų ilgalaikį poveikį. O tyrimai parodė, kad 95% žmonių, kurie daro rimtus nusikaltimus, buvo traumatizuoti savo gyvenime. Turime suprasti, kodėl tos traumos buvo, kodėl tas jaunuolis arba jaunuolė kažką nuveikusi, kodėl taip įvyko ir tada dirbti su priežastimis, o ne pasekmėmis. Planuojame ir būtent pradėjome savo darbą kurdami aplinką ir jokios abejonės tam reikia ir laiko, ir pajėgumų. Ir manau, kad po keliarių metų galėsiu pasidalyti jau mano patirtimi, kas vyksta Latvijoje ir kaip atrodo tie saugus namai jaunimui. Kad viskas pasiteisino. Antrasgi projektas, kurį norėčiau jums pristatyti, buvo įdiegtas nevyriausybinės organizacijos. Žinau, kad yra labai daug kolegų iš Latvijos, kurie atvyko į šią konferenciją arba stebi internetu, tai tiesiog norėjau atsiprašyti, tačiau neturėjau galimybės pristatyti visų jūsų puikių iniciatyvų ir idėjų. Dėl darbo su vaikais galiu tik vieną tokią idėją pristatyti tą projektą, kurį pasirinkau. Idėja, kuri artima mano širdžiai, projektas vadinamas Miškas. Jisai buvo diegiamas nevyriausybinės organizacijos SOS Vaikų kaimas, bendradarbiaujant su Rygos miesto savivaldybė. Projektas buvo
įgyvendinamas pagal Vokietijos intervencijos pavyzdį, bendradarbiaujant su Vokietijos nevyriausybinė organizacija Wellbrecher. Mūsų kolegos iš SOS vaikų kaimas bendradarbiavo su Vokietijos kolegomis ir adaptavo tą intervenciją Latvijoje mūsų kontekstui. Kasgi vyksta? Ši nuotrauka, kurioje galite matyti tiesiog tą pagrindinę intervencijos idėją, pagrindinį principą. Projektas yra skirtas jaunuoliui, kuris yra išimamas iš savo aplinkos ir tiesiog yra patalpinamas į kitokią aplinką. Intervencija vyksta principų viens su vienu, tai yra vienas vaikas, vienas mentorius, galbūt arba mentorius ir jo sutuoktinis arba sutuoktinė, tačiau nėra kitų vaikų, kaip ir du mentorių vaikų. Na ir tas vaikas yra išsiunčiamas į tokią kaimo aplinką, kaimo vietovėje, gyvena su mentoriais, namuose porą metų. Pagrindinis reikalavimas pagal šią aplinką yra tai, kad ši vieta turėtų būti nutolusi nuo didmiesčių. Būtent dėl to ir vadinasi projektas Miškas. Kažkur vidury laukų, vidury gamtos išteklių vaikas negali turėti sąlyčio su rizikos veiksniais, kurie gali daryti įtaką jo elgesiui, kaip antai didžiosiuose miestuose. Na ir projektas dar kol kas yra bandomojoje fazėje, buvo diegiamas nuo praėjusių metų rugsėjo mėnesio. Dabar matome, kad viskas pasiteisino, veikia puikiai ir galiu pasakyti, pristatyti dar vieną tokį pavyzdį, 15 metų berniuką, kuris buvo priimtas į šią programą praėjusiais metais, naudojasi skirtingomis medžiagomis, ta prasme vartojo narkotikus, alkoholį nuo 6, galite įsivaizduoti, kokia buvo jo būklė. Ir kai pradėjo dalyvauti šioje programoje, jokios abejonės negalima buvo vartoti narkotikų, alkoholio, bet ekspertai, kurie dirbo šiame projekte ir kurie nusprendė dėl visko, kaip turėtų būti kiekvienų klausimų, kuris buvo susijęs su elgsenos problemomis to vaiko kontekste, nusprendė leisti tam vaikui, tam vaikinui rūkyti. Ta prasme, tęsti rūkimą. Kitaip tariant, mentoriui buvo leista pirkti cigaretės ir duoti tam 15-mečiam vaikui. Psichiatras pasakė, kad dėl to gali sumažėti rizikos veiksnių kiekis. Kitaip vaikas galbūt tikrai išgyventų labai didelį šoką, su kuriuo nesusitvarkytų jo organizmas. Bet po 5 mėnesių šioje programoje berniukas pasakė, kad jisai norėtų mesti rūkyti. Štai bandė tam tikrą schemą pritaikyti savo gyvenime, taip pat sužinojo, kas yra Lego, beje, pradėjo sportuoti ir jo pasiekimai tikrai yra įspūdingi. Taigi šis projektas skirtas parodyti jauniems žmonėms, kad yra kitoks būdas tvarkytis gyvenime ir šis projektas yra mūsų būdas išsaugoti vaikus. Jeigu galėtume, kad ir vieną vaiką išgelbėti, išsaugoti, tai aš manau, kad tos pastangos tikrai atsiperka. Ačiū. Ačiū uždėmesį. Labai dėkojame Natalijai už tokį praktinį pavyzdį to, kas gali būti nuveikta dirbant su vaikais. Ir manau, kad turiu tiesiog atiduoti žodį Rugilei ir Helgai.